Trumpo efektas priverčia federalinę policiją įvykdyti 93 orderius ir sukelia paniką tarp narkotikų priekeivių šio trečiadienio. 2026 m. Liepos 8 rytą nespaudimas prieš gaujas pasiekė tokią fazę, kai nusikalstamumas jau nebėra laikomas tik skersgatvių, narkotikų taškų ar kalėjimų problema. Turime nukelti kepurę prieš amerikiečius. Dėl šios priežasties jau yra 2 asmens kodai CPF ir 4 įmonių kodai CNPJ sankcionuoti. 3 Brazilijoje, 1 Portugalijoje. Tiesa? Kai kalbame apie šį pirmąjį Jungtinių valstijų žingsnį, kai jie sankcionuoja 2 asmens kodus CPF ir 4 įmonių kodus CNPJ, jie pradeda dirbti nuo pagrindo, kurio mes siekiame, kurio mes norime. Žiūrėkite, ir įmonės CNPJ, kuris naudojamas pinigų plovimui, kuris naudojamas tam, kad pinigai cirkuliuotų, padaryti taip, kad viskas, kas gaunama iš prekybos narkotikais, iš visko, ką mes žinome, kad tie žmonės sugeba padaryti, būtent to mes ir norime. Federalinė policija pradėjo plataus masto nacionalinę operaciją prieš nusikalstamas organizacijas, narkotikų prekybą, ginklų kontrabandą, pinigų plovimą ir kitus nusikaltimus. Oficialią ataskaitą užfiksavo vienu metu vykdytus veiksmus. 16 valstijų dalyvaujant, 19 integruotų pajėgų, išduoti 93 arešto orderiai. Po to, kai Trumpo vyriausybė pripažino PCC ir Komando Vermelho teroristinėmis organizacijomis, o JAV iždas paskelbė sankcijas Brazilams ir įmonėms įvardytiems kaip su PCC susijusio tinklo dalis, bet kokia operacija prieš šią grupuotę Brazilijoje tampa realiu spaudimu tiems, kurie plauna pinigus, valdo įmonės, naudoja skaitmeninius mokėjimus, kriptoaktyvus, fiktyves įmonės ir ryšius už Brazilijos ribų, kad būtų palaikomas nusikalstamumas. Federalinė policija nusprendė veikti dėl įsitikinimo ar dėl spaudimo, nes taikinys vis dar atrodo mažas palyginti su dideliais pinigais. Kaip sistema tai paaiškins? Kad Jungtinės valstijos blokuoja turtą, o Brazilijos teismai paleidžia įtariamuosius. Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokių vaizdo įrašų yra kasdien. Operacija Forza Integrada 3 pradėjo fikos. Struktūros, kurias koordinuoja federalinė policija ir kuriuose dirba federaliniai, civiliniai, kariniai, kalėjimų ir federaliniai kelių policininkai. Saugumo sekretoriatai, savivaldybių apsaugos tarnybos ir nacionalinis bausmių politikos sekretoriatas. Veiksmas vyksta tuo pačiu metu tokiose miestuose kaip Campinas, Santosas, Ilhėjusas, Natalis, Mosoronas, Teresina, Joao Pessoa, Belėmas ir kitose regionuose, kuriuos paveikė skirtingi tyrimai. Visi susiję su ta pačia problema. Grupuotės, kurios plinta, verčia pinigus cirkuliuoti, perka ginklus, užvaldo teritorijas ir bando paversti baimę galia. Operacijos koordinuotos struktūros paskelbtas taikinys. Asmenys tyriami dėl nusikalstamos organizacijos, prekybos narkotikais, prekybos ginklais, pinigų plovimo, žmogžudysčių, krovinių vagysčių, vogtų prekių įsigijimo ir kitų nusikaltimų. Pavyzdžiui, Minas Žeraiso valstijoje viena iš krypčių tyria prekybą narkotikais, žmogžudystės ir neteisėtą ginklų laikymą. Paros valstijoje veiksmas nukreiptas prieš nusikalstamą organizaciją. Paraiboje taip pat veiksmas nukreiptas prieš nusikalstamą organizaciją. Paraiboje vyksta tyrimas dėl gaujos, narkotikų kontrabandos ir pinigų plovimo Rio Grande do Norte. Priemonės apima turto blokavimą ir areštą tyrime susijusiame su narkotikų kontrabanda ir pinigų plovimu. San Paule vykdomos priemonės prieš krovinių sunkvežimių vagystės ir vogtų prekių įsigijimą. Čia ir pasireiškia Trumpo efektas. Jungtinių valstijų spaudimas pakeitė šios temos kryptį. Anksčiau diskusija apsiribodavo žodžiu grupuotė, tarsi problema būtų tik vietinio saugumo klausimas. Dabar PCC ir Komando Vermelho pateko į amerikiečių akiratį kaip teroristinės organizacijos. Tačiau policija negali sustoti, veikti ir suimti, ji nėra pasirengusi rizikuoti ir suimti, nes teismas vis tiek paleis. Nes mes neturime įstatymų, kurie pateisintų tokį suėmimą. Kad jis rizikuotų savo gyvybę, taip pat turi būti pateisinimas. Ir tada mes susidurėme su tuo, ką jau 40 metų sprendžiame nacionalinėme kongrese. 40 metų. Ir tai nėra iš piršto laužta, tai yra esmė, ar ne?
kas mus sugražina į Brazilijos redemokratizacijos laikotarpį. Sarniai, kur žmonės suprato štai ką. Atlaisvinkime įstatymus, sudarykime palankesnės sąlygas nusikaltimams, o visą kitą mes sukursime. Sukursime tokius kaip Karandžiro, sustiprinsime CV, kuris jau egzistavo Rio kartu su Raudonąja falanga. Na, mes mėgaujamės gyvenimu ir stipriname nusikalstamumą. Trumpo vyriausybė priskyrė Brazilijos nusikalstamumą griežtesniai kategorijai. Viktoro Šimados ir Stelos Steven atvejais aiškiai parodė šį posūkį. JAV iždas sankcionavo 2 brazilus, 3 įmonės Brazilijoje ir 1 įmonę Portugalijoje dėl tariamų ryšių su pinigų plovimo tinklu susijusiu su PCC. Federalinė policija atliko operaciją Exchange po Amerikos sankcijų. Stella Steven buvo suimta, Viktoras Šimadas slapstėsi. Pati federalinė policija skundėsi, kad Jungtinių valstijų pranešimas galėjo paskubinti veiksmus ir sutrukdyti taikinių sulaikymui. Federalinės policijos generalinis direktorius Andrei Rodrigesas paneigė, kad Vitoras Henrique de Oliveira Šimada ir Stella Stephanie Nunes Henrique turi ryšių su pirmuoju sostinės komandu, priešingai nei teigia Amerikos vyriausybė. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira federalinės policijos duomenimis jau yra suimta, o kitas, kuriam taip pat taikytos sankcijos, šiuo metu yra pabėgęs, laikomas bėgliu. Federalinės policijos duomenimis jau yra suimta, o kitas, kuriam taip pat taikytos sankcijos, šiuo metu yra pabėgęs, laikomas bėgliu. Federalinės policijos operacijoje, kuri tyrė pinigų plovimą, Rodrigesas paneigė šių pinigų skaičiavimo procesą. Viskas dar vyksta, todėl negaliu jums pasakyti, kiek iš viso buvo konfiskuota. Tai vyksta šiuo metu, bet jau turime pirmuosius vaizdus. Iš Amerikos vyriausybės kaltinimų. Tačiau šis skundas atskleidžia dar kai ką. Vašingtonas pakoregavo Brazilijos sistemos laikrodį. Kas anksčiau vyko vidiniu tempu, dabar įgavo išorinį spaudimą, tarptautinį matomumą ir realią finansinę riziką. Kontrastas pasirodė iškart po to. Teismas nurodė paleisti 6 operacijos Exchange tyriamuosius, tarp jų Estela ir Stephanie, nes laikinasis suėmimas baigėsi ir nebuvo pakeistas į kardomąjį suėmimą. Tuo tarpu Vitoras Šimada, Igor Foucault, Joaquim Savioli ir Amaury Henrique de Oliveira tapo kardomojo suėmimo taikiniais, nes vis dar slapstėsi. Iš šalies žiūrint, jausmas lieka sunkus. Jungtinės valstijos blokuoja turtą, taikosi į įmonės, nutraukia prieigą prie finansų sistemos ir laiko PCC tarptautinę grėsmę. Brazilijoje dalis mechanizmo vis dar stringa tarp orderių, paleidimų, apeliacijų, terminų ir posėdžių. Taip, teismas nusprendė paleisti 7 asmenis, kurie buvo sulaikyti per federalinės policijos operaciją Exchange praėjusią savaitę. Tai operacija tyrianti tarptautinio narkotikų kontrabandos pinigų plovimą. Ir tarp tų 7 asmenų, kurie bus paleisti, yra Estela Stephanie de Oliveira. Ta Brazilė, kuri, kaip tu gerai prisiminiai, buvo JAV sankcionuota dėl tariamo jos ryšio su grupuote. Nusikalstama grupuotė Primeiro Comando da Capital, PCC. Visiems šiems įtariamiesiems buvo paskirtas laikinasis suėmimas, kuris trunka 5 dienas. Pasibaigus šiam terminui, policija paprašė teismo, kad šie areštai būtų paversti prevenciniais, kurie neturi nustatyto pabaigos termino. Tačiau šių 7 asmenų atžvilgių teismas atmetė šį prašymą, nes nurodė, kad jie buvo sulaikyti tik tam, kad būtų galima įvykdyti kratos ir poėmio orderius. Kad policija galėtų ištirti mobiliuosius įrenginius ir dokumentus, nesunaikinant įrodymų. Kadangi tai jau buvo padaryta ir nebuvo pateikta naujų įrodymų, siejančių šiuos 7 asmenis su šia schema, teismas nusprendė juos paleisti. Dabar dėl kitų 6 įtariamųjų, nes iš viso buvo išduoti 13 arešto orderių, teismas patenkino prašymą dėl jų kardomojo suėmimo. Ir net 3 iš jų dar net nebuvo surasti policijos. Jie vis dar slapstosi, tačiau jiems buvo skirtas suėmimas. Tai labiausiai erzina paprastą pilietį. Nėra prasmės pristatyti didelės operacijos kaip galutinio sprendimo, kai nusikalstamumas veikia paralelinėje ekonomikoje. Ta pačia diena kitas įvykis dar labiau pakėžlė politinę temperatūrą. Federalinė policija atliko kratą ir poėmį 9 Jairo Bolsonaro namuose Brazilijoje pagal orderį susijusi su ginklų, šaudmenų, priedų ir dokumentų paieška.
Buvusio prezidento gynyba pareiškė, kad nieko nerasta. Taip pat teigia, kad valdžios institucijos jau buvo informuotos apie ginklų buvimo vietą. Flavijas Bolsonaras sureagavo sakydamas, kad veiksmas buvo gėdingas, kad viskas buvo išversta aukštyn kojomis ir kad operacija atrodė kaip dūmų uždanga. Tuo metu, kai jis Jungtinėse valstijose dirba su klausimais susijusiais su Brazilija, Prezidentui Bolsonarui ką tik šį rytą buvo atlikta dar viena krata ir poėmis. Taip, pakartosiu, prezidentui Bolsonarui ką tik šį rytą buvo atlikta dar viena krata ir poėmis. Mano nuomonė, tai akivaizdus bandymas šiuo metu sukurti dūmų uždangą, kol aš čia esu. Dirbu dėl Brazilijos ir jie bando padalyti naujienas, skleisdami neigiamus dalykus, ar ne? Flavio pasisakymas susieja dvi vienu metu vykstančias naujienas. Vienoje pusėje federalinė policija vykdo orderius prieš organizuotą nusikalstamumą, kitoje pusėje ta pati federalinė policija atlieka kratą Bolsonaro namuose, o jo gynėjų teigimu tai baigėsi be reikšmingų poėmių. Federalinė policija šiuo metu atlieka operaciją buvusio Respublikos prezidento namuose. Federalinės policijos operacija Žairo Bolsonaro namuose. O priežastis – ginklų paieška. Tačiau iki šios akimirkos oficiali informacija, kurią turime, yra ta, kad nieko nerasta. Operacija, taigi šį rytą 2026 m. Liepos 8 d. trečiadienį. Policija taigi nuvyko į buvusio Respublikos prezidento namus, kurie yra gyvenamajame komplekse Brazilijoje. Jie nuvyko atlikti kratą, ieškoti galimų kitų ginklų. Ir primenu, kad mes taip pat stebime šią situaciją. Pastarosiomis dienomis tiesa, taisyklė, pagal kurią reikia grąžinti kai kuriuos ginklus. Tema prasidėjo tada, kai prieš kelias savaitės per reidą pas apsaugos darbuotoją buvo rastas ginklas. Ir tas ginklas buvo registruotas buvusio Respublikos prezidento vardu. Ir tada viskas pradėjo plėstis dėl šio ginklų klausimo. Kai Amerikos spaudimas kovoti su nusikalstamumu didėja ir kai Flavijas bando pasinaudoti šią darbotvarkę Vašingtone, prieš Bolsonarą pradedama operacija. Kad pasidalytų vietą antraštėse ir įstumtų neigiamą temą į diskusijų centrą. Mulos vyriausybė lieka spaudžiama šiame ginče. Itamaraty bandė pasakyti, kad PCC ir komando Vermėlio pripažinimas teroristinėmis organizacijomis galėtų sukelti JAV karinės intervencijos grėsmę Brazilijos teritorijoje. Amerikiečio atsakymas buvo trumpas. Valstybės departamentas šią prielaidą pavadino absurdiška ir pareiškė, kad šios priemonės skirtos kovoti su narkoteroristais veikiančiais ir Jungtinėse valstijose. Bandymas paversti sankcijas prieš grupuotę invazijos baimę nuskambėjo kaip prastas pasiteisinimas netinkamų metu. Kai užsienio galybei tenka vadinti PCC ir komando Vermėlio teroristinėmis organizacijomis, kad reikalai pajudėtų, atsiskleidžia vidinis silpnumas. Brazilija turėjo vadovauti šiai kovai, tačiau tikrą finansinį spaudimą parodė Jungtinės valstijos. FIC operacijos gali suimti svarbius taikinius, konfiskuoti dokumentus, išaiškinti struktūras ir atverti naujas kryptis. Tai svarbu. Tačiau klausimas, kuris lieka ore, nėra apie pranešimo dydį, jis yra apie pjūvio gilumą. Jei operacija paveiks tik lengvai pakeičiamus operatorius, grupuotė tiesiog pakeis žmonės. Tikroji narkotikų priekeivių baimė nėra tas orderis, kuris pasirodo per televiziją. Jis slypi sąskaitos blokavime, turto praradime, įmonės įšaldyme, finansinio tinklo suardyme ir įsitikinime, kad nešvarūs pinigai nevirs patogiu gyvenimu. Amerikiečių spaudimas atvėrė langą. Federalinė policija ėmėsi veiksmų. Brazilijos teisingumas vėl parodė savo lėtumą ir spragas. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per PIX raktą, kuris rodomas jūsų ekrane. Esame nepriklausomas kanalas siekiantis teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti.